Sveiki, aš esu Kristina Galkutė, Santarų klinikų vaiko raidos centro kineziterapeutė. Šiandien kalbėsime tema, kodėl svarbu lavinti vaikų turinčių raidos sutrikimų motorinius gebėjimus. Motorinis vystymasis yra svarbus visą ankstyvą vaiko gyvenimą, nes yra susijęs su kitomis raidos sritimis, tokiomis kaip kognityvinė raida, kalbos raida, emocijų ir socialinė raida. Išmokęs vaikas šliaužioti ar vaikščioti gali aktyviau tyrinėti jį supančią aplinką, susipažinti su tam tikrais elementais ir visa tai skatina atitinkamai kognityvinės raidos pažangą. Ir būtent iki mokyklinio laikotarpio sparčiai vystosi motoriniai gebėjimai. Todėl juos tinkamai išsiugdęs vaikas gali siekti atitinkamų tikslų ir pasinaudoti siekiant atlikti tam tikrus veiksmus. Tam tikrų judėjimo sutrikimų turi beveik visi autizmo spektro sutrikimą turintys vaikai, o jiems augant ir netaikant jokios intervencijos sutrikimai išlieka. Mokslinėje literatūroje buvo atlikta analizė, kurioje stebėta, jog vaikai turintys autizmo spektro sutrikimą yra net 30 minučių mažiau aktyvūs nei jų bendraamžiai ir neįvykdo Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijų. O mes žinome, jog tiek vaikai, tiek paaugliai turi kasdien ne mažiau 60 minučių užsiimti vidutinio intensyvumo, tai yra spartesnis ėjimas ar didelio intensyvumo fizinė veikla, kaip važiavimas dviračiu, paspirtuku ar aktyvus žaidimas kamuoliu, gali būti krepšinis, futbolas ir kita veikla. Kaip skiriasi vaikų su raidos sutrikimais motorinė raida? Literatūroje pastebima, jog net iki 90% vaikų, kuriems yra nustatytas autizmo spektro sutrikimas, turi tam tikrų sunkumų, kurie prasideda netipiška eisena ir gali turėti sunkumų taip pat su rašymu. Mes pastebime, jog netipiška eisena pasireiškia ėjimu ant pirštų galiukų, labiau remiantis kulnais, daugiau rotuojant pėdas į vidų ar į išorę. Taip pat stebime, jog atlikimo tempas yra lėtesnis, vaikams reikia daugiau laiko tiek pradėti užduočiai, tiek ją atlikti, arba priešingai yra vaikų, kurie turi padidintą aktyvumo ir dėmesio sutrikimą ir jų atlikimo tempas yra pernelyg skubotas, greitas ir impulsyvus. Pastebime, jog vaikai turi sunkumų su imitavimu, jie negeba atkartoti kasdienių veiklų, taip pat linkę žaisti daugiau vieni ir neįsitraukia į veiklas kartu su kitais bendraamžiais, nenori atlikti vaidmeninių žaidimų ir taip pat mokantis naujų motorinių įgūdžių, aktyvių žaidimų, kyla sunkumų įsitraukti į bendrą veiklą. Tuomet reikalinga didesnė fizinė pagalba iš aplinkos. Taip pat kyla sunkumų ir koordinuojant judesius, tai reiškia, jog vaikai negeba sklandžiai ir efektyviai naudoti skirtingas kūno dalis kartu, atliekant tam tikrus veiksmus. Tai pavyzdžiui, gaudant kamuolį, spiriant, plaunant indus, tvarkantis ar rengintis. Taip pat raidos sutrikimą turintiems vaikams neretai pasireiškia ir motorinio planavimo sunkumai, kuomet sudėtinga tinkamai suplanuoti ir įgyvendinti reikiamą tikslą, veiksmą ir judesį. Pavyzdžiui, reikiamai atsispirti, pašokti, nusileisti ir nepargriūti. Jie taip pat stebimi kaip motoriškai nerangus, neretai eidami užkliūna, gali pargriūti lygioje vietoje, atsitrenkti į durų staktą, stipriai trenktis į kitus ir tokie vaikai vadinami motoriškai nerangiais arba kitaip turintis nerangumo sindromą.
Ir neretai tokie vaikai, kurie motoriškai yra nerangus, dažnai neturi ir pakankamų apsauginių reakcijų, kuomet užkliuvę ir krisdami netiesia rankų apsisaugant, o krenta stačiai ir susižaloja. Dėl pakitusio raumenų tonuso, tai jisai gali būti arba hipertoniškas, arba hipotoniškas, neretai ir kyla laikysenos sutrikimų. Vaikai dažnai atrodo pakumpę, jeigu yra hipotoniški, dažnai keičia padėtis, sėdi double V padėtyje, dėl ko ateityje taip pat kinta ir eisena, ir visa laikysena. Na ir vaikai turintys raidos sutrikimų neretai pasižymi ir dispraksijos požymiais. Jie dažnai negeba sujungti judesį į vientisą veiklą, trūksta tikslumo, kokybės, atliekant kažkokias veiklas, kurios reikalauja aiškios sekos, kaip pavyzdžiui dantų valymasis, prausimasis, apsirengimas. Neretai atrodo ši veikla chaotiška ir tai kelia sunkumų ne tik tai savitvarkos veikloje, bet tuo pačiu ir žaidžiant žaidimus. Jie sunkiau susiplanuoja ne tik tai savo žaidimą, kuriuo užsiema laisvu metu, bet tuo pačiu ir sunkiau įsitraukti į kitas veiklas su bendraamžiais. Judėjimo problema ženkliai sumažina šių asmenų dalyvumą, nes jiems reikia kur kas daugiau pastangų ir energijos įgyvendinant tam tikrą judesį ir veiksmą. Jie kur kas greičiau pavargsta ir jaučiasi dėl to nusivylę, dažnai jaučia ir frustraciją, atsisako tam tikrų užduočių ir veiklos, būtent dėl to, jog turi sunkumų atliekant jas. Ir stebima, jog autizmo spektro sutrikimą turintys vaikai dažniau renkasi sėslesnį gyvenimo būdą, rečiau renkasi aktyves veiklas, dažniau pasyvesnes, dėl ko neretai kyla ir sveikatos sutrikimų. Tai vienas iš pavyzdžių būtų didesnė rizika dėl antsvorio ir nutukimo lyginant su jų bendraamžiais. Kuo naudingas fizinis aktyvumas vaikams turintiems autizmo spektro sutrikimą? Žinome, jog fizinis aktyvumas ne tik pagerina mūsų psichologinę sveikatą, bet taip pat teigiamai veikia ir nuotaiką, palengvina socialinės, protinės funkcijas, taip pat gerina mūsų ir širdies ir kraujagyslių sistemą, gerina mūsų mobilumą, raumenų jėgą, lankstumą. Na, o autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams be minėtos naudos taip pat yra svarbi fizinio aktyvumo nauda yra socialinė įtrauktis, kurioje jie pagerindami savo fizinės savybės gali lengviau įsitraukti į visuomeninę veiklą. Mes pastebime savo veikloje, jog reguliariai sportuojantis vaikai neretai ne tik lavina savo motorinius įgūdžius, tokius kaip šokinėjimas, bėgimas, ėjimas, mėtimas, spardymas ir panašiai, bet taip pat nuolatos tikslingai atliekant tam tikras užduotis gerina savo ir dėmesio koncentraciją. Taip pat lavina tokias savybės kaip pusiausvyrą ir koordinaciją, jiems lengviau yra lipti laiptais, mažėja traumų rizika, kas reiškia, jog jie geriau pajaučia savo kūną ir daugiau kontroliuoja jį judėdami. Taip pat visa fizinė veikla didina ne tik tai ištvermę organizmo, bet taip pat ir raumenų jėgą, kas leidžia vaikam geriau pajausti ir savo kūną atliekant smulkesnės veiklas, tokias kaip rašymas, piešimas, kurie gali labiau kontroliuoti savo veiksmus, neperspaudžiant ar kaip tik
pakankamai įdedant jėgų. Ir be šių minėtų aspektų taip pat padeda lavinti ir pažintinius bei socialinius gebėjimus ir jiems yra lengviau dalyvauti bendrose veiklose. O kuomet jie lengviau kontroliuoja savo judesius, gauna reikiamą pojūčių kiekį, mažėja ir savistimuliacinio elgesio. Vadinasi, kad tie vaikai, kurie yra pakankamai aktyvūs, nuolatos nenustygsta vietoje, bėgioja pirmyn atgal, sukasi ratu, jie gaudami pakankamą reguliarų fizinį krūvį nustoja chaotiškai judėti. Ir kuomet vaikas pakankamai gerai jaučiasi judėdamas, išmokdamas naujus įgūdžius, žinoma, jog auga jo ir pasitikėjimas savimi bei savivertė ir jisai turi daugiau motyvacijos dalyvaujant.